Kitas klausimas. Kodėl siekiu kitų žmonių pripažinimo? Didelis noras tikti ir patikti. Turėjau didelį potencialą kurti savo veiklą, tačiau pritrūko motyvacijos, pastūmimo veikti toliau. Ieškojau pasiteisinimų tik kaip nutraukti veiklą, kaip jos tiesiog nebedaryti. Kodėl moteris siekia kitų žmonių pripažinimo? Tik todėl, kad ji neduoda pripažinimo pati savo. Ji neduoda erdvės priimti save iki galo, visokią. Ir su savo klaidom, ir su savo įnoriais, ir su savo norais, ir su abejonėmis arba baimėmis. Ir čia neužteks jau vienos meditacijos arba vienos paskaitos. Čia turi būti formuojamas naujas moters įprotis pamatyti save, skirti savo dėmesio, skirti savo laiko. Ir kai moteris pati savo tampa vertinga, nebelieka noro įtikti ir patikti. Kodėl dar labai norisi kitų žmonių pripažinimo, gali būti vienas iš momentų, kad vėlgi vaikystėje jinai negavo, pavyzdžiui, pripažinimo, dėmesio ir meilės tiek, kiek jai reikėjo iš savo tėvų, ar tai iš mamos, arba tėčio. Ir dabar jos kūnas, visa esybė ilgisi tos energijos. Tai giminės sistematikos tema irgi labai tam pasitarnauja. Tačiau moteriai, kuri siekia pripažinimo iš kitų, svarbiausia tema yra meilė savo. Ar aš gebu nuoširdžiai, su didelė meilė ir pagarba atsisukti į save ir pamatyti save visokią ir priimti save, kad nebereikėtų ieškoti, kas mane priims. Nes kai aš ieškau, kas mane priimtų, kas mane užstotų, aš tada labai noriu įtikti, patikti žmonėms. Ir jeigu moteris veikia pagal tą programą įtikti ir patikti, ji vis dažniau išsižada savęs, ji vis dažniau savęs negirdi, ji vis dažniau save aukoja, kartais netgi prievartaudama ir prieš savo norus. Tai tokioje moteryje gimsta daug, didelis kiekis liūdesio, didelis kiekis apatijos. Ir tokia moteris gali ateiti į tokią būseną, kai jinai nieko nebenori. Kai jinai yra tokia išvargusi, kai jinai yra nuo visko pavargusi ir tiesiog palikit mane visi ramybėje, ne? Nes visa tai, ką jinai darė iš tuščio indo. Ir niekas to indo nepripildė, nes tas indas yra dar ir skylėtas. Tai labai svarbu moteriai suprasti, kad tą indą ji susitvarko ir pildo pirmiausia pati. O paskui jau gauna ir pakylėjimus, ir gražius žodžius. Taip kaip dabar viena iš karalienių parašė mums visoms, aš tik gražiai kalbėjau su savo vyru, net nesitikėjau, ko labai senai tikėdavau seniau ir net darydavau tai, kad jis man pasakytų ir pamatytų, kokia aš pasikeitusi. Aš gavau šitą frazę. Jis pasakė, kokia tu pasikeitusi, kai visiškai mažiausiai to tikėjausi ir pradėjau kelionę dėl savęs, su savimi.